Sveiki visi, kaip visada matau daugumą mūsų moterų, nes ten, kur vaikai, kai kalbame apie mažus vaikus, tai dažniausiai manome, kad tai yra moterų rūpesčiai. Tai mes turbūt jau įpratę prie tokios situacijos ir pirmiausia, tai aišku, norisi palinkėti, kad artimiausiu metu į mūsų gretas įsilietų ir vyriški pečiai ir kad jie padėtų mums rūpintis ankstyvuoju ugdymu, nes daugelio šalių ankstyvas ugdymas suprantamas kaip nuo gimimo iki 12 metų. Tai čia dažniausiai susirenka į šitą sekciją pradinukai, tačiau aš matau žmonių, kurie rūpinasi ankstyvuoju ugdymu nuo gimimo iki mokyklos, todėl vadinu visus jūs ankstyvojo ugdymo ugdytojais. Ir džiaugiuosi, kad salė pilna ir kad susidomėjimas, kaip kokybiškiau ugdyti mažus vaikus, yra begalinis. Tai, kai mane pakvietė į šitą konferenciją, aš galvoju, kągi galiu pasakyti šitiems protingiems žmonėms, kurie turi visi diplomus, kurie visi yra su aukštuoju išsilavinimu, kurie yra jau ne vieną ir ne 2 dienas praleidę mokykloje ir tikrai galėtų pamokyti čia atsistoję vieni kitus labiau negu kad mes, tos kalbančios galvos, kurios dažniausiai žvalgomės, stebime, bet iš tikrųjų neturime tos realios praktikos ir patirties. Ir todėl labai sunku kartais yra iš tikrųjų praktikui padaryti įtaką arba poveikį savo stovėjimu ir kalbėjimu. Tai todėl aš pasirinkau šį kartą daugiau provokacijas, nei kad patį kalbėjimą ir aš tai nevadinsiu pranešimu, vadinsiu pasisakymu ir provokacijom, kad galbūt jūs tiesiog išgirdę tam tikrus iškeltus klausimus viduje reflektuotumėt, apmąstytumėt iš tikrųjų tai, ką jūs jau labai puikiai žinot, bet kiekvieną kartą į tą patį dalyką galima pasižiūrėti naujai. Ir tai iš esmės yra mūsų augimo, mūsų tobulėjimo esminis dalykas. Tai šiandien aš tiesiog noriu kalbėti apie 3 tokius dalykus. Pirmiausia, apie tai, kodėl vis tik tai mums šiandien reikia kalbėti apie kitokį ugdymą. Tai yra į vaiką orientuotą ugdymą, nors tas savoka jau turbūt visiems iki kaulos, smegenų, kaulų, čiulpų žinoma ir suprantama, bet vėlgi, jeigu čia paklausčiau, kaip kiekvienas iš mūsų suprantam, tai gautume turbūt tokią didelę įvairovę, kad kiekvienas turbūt savaip įsiverstume šitą sakinį. Ir kai mes šnekame vis tik tai į vaiką orientuotas ugdymas, tai turbūt suprantame, kad ne aš viską darysiu dėl vaiko, dažniausiai taip įsiverčiam, kad aš viską darysiu dėl vaiko. Bet visai pamirštame iš tikrųjų, ko tam vaikui reikia ir kas tas vaikas yra. Ir aš čia tiesiog kažkaip matyti netikėtai po ranka pakliuvo jau seniai skaityta, bet man labai patinkanti viena knyga, tai yra Piažė knyga, kurią visos taip pat visi žinote, tai yra vaiko kalba ir mąstymas. Ir čia viena toks epizodas yra apie tai, kad aš viską lyg ir tarsi žinau ir tarsi suaugusiajam labai sunku yra padaryti kažkokius naujus atradimus. Tačiau aš savai žodžiais atpasakosiu tą sceną apie tai, kaip kalnuose gyvena piemuo. Ir visas jo gyvenimas sukasi apie tą vietovę, kur jisai gano avis. Ir jam atrodo, kad tie kalnai, kurie matosi artimiausiam horizonte, yra patys aukščiausi kalnai, nes jie aukštesni už tą kalną, ant kurio jis gano avis. Ir jisai mato upelį, kuris išteka iš kalno, bet jis iš toli nelabai net įžiūri, iš kurio kalno jisai gali ištekėti. Todėl jisai mano, kad jis išteka tik tai iš jo kalno ir maitina jo laukus būtent jo upelis. Ir kai jis atsiduria kitoje aplinkoje ir stebi situaciją iš šalies, jis vis tiek pasilieka prie savo matymo, nes jam atrodo, kad visas pasaulis yra jo kalnas, jo laukai, jo avys
ir ta aplinka, kurioje jisai gyvena. Ir tie įpročiai, tie įgūdžiai, kuriuos yra įsiugdęs. Tas pat turbūt yra pasakytina ir apie tai, kai mes sakome į vaiką orientuotas ugdymas. Tai turbūt kiekvienas mes pasirinkę pedagogo profesiją galvojame apie tai, kaip padaryti vaiką laimingesnį, kaip padaryti vaiką turbūt stipresnį, paauginti jį, suteikti jam daugiau žinių, galių, kad jisai išties turėtų daugiau galimybių skleistis ir galėtų kurti savo ateitį. Tačiau kiekvienas į tą mes įdedame turbūt savo dar didelę patirtį ir savo tą turbūt žinojimą, kas vaikui yra geriausia. Ir kartais taip besirūpindami tuo vaiku pamirštame iš tikrųjų, o kas tas vaikas iš tiesų yra ir ką jisai gali. Tai aš tiesiog kviečiu dar kartą pagalvoti, iš tikrųjų, ar mes pažįstame vaiką, dėl kurio tiek daug darom. Ir kiek mes jį pažįstam. Ir kiek iš mūsų čia salėje esančių teko laimė girdėti paskaitas ir gal net prisiliesti prie veikalų, kuriuose aprašoma žmogaus smegenų veikla, vaiko veikla, smegenų tyrimai, kurie rodo, kaip vyksta vaiko pažinimas, kaip vyksta kiti procesai. Turbūt universitetuose tokios disciplinos nebuvo. Tuo tarpu šiandieniniai pedagogika ir šiandieninis mokslas grindžiamas būtent šitais dalykais. Turbūt žinote, neurolingvistika, neurolingvistinis programavimas, tačiau tie dalykai tikrai dar nebuvo turbūt mūsų daugelio studijų programuose. Ir mes dabar tiesiog galbūt irgi žiūrime į tai kaip tas piemuo, nes mano ganykloje nebuvo šitos avies arba šito kalno. Ir todėl mums iš ties yra daug dalykų, kurie atrodo, kad jeigu aš žinau, kad vaikas yra toks pat, kaip buvo prieš 20 metų ir tik tiek jį buvo galima pažinti, tai vaikas ir po 50 metų bus vaikas ir aš tiesiog su juo elgsiuosi taip, kaip elgėsi su manimi, kai aš buvau vaikas. Todėl, kad mano matymas yra labai apribotas, mano turimos patirties man darytų įtaką. Tai vėlgi, ar mes galim pažinti tą šiandieninį vaiką, kiek jis yra pažinus, kiek mes jį pažįstam ir ką mums reiškia pažinti vaiką. Vėlgi, aš manau, kad jūs turite tiek daug atsakymų į šitas mano iškeltą klausimą. Ir vėlgi, vaiko psichologija, amžiaus tarpsnių psichologija ir ten kitokiais pavadinimais pavadintos disciplinos tikrai buvo visų jūsų studijų programuose, jūsų kvalifikacijos tobulinimo kursuose. Tikrai mes apie tai žinome. Ir turbūt visiems nusibodęs yra toksai dalykas, kad ankstyvajame amžiuje vaiko suvokimas yra holistinis arba geštaltinis arba visuminis, kad jis yra neskaidomas į atskiras dalis, kad jis suvokia pasaulį kitaip nei suaugęs žmogus ir dėl to reikia jam pateikti informaciją kitaip nei suaugusiam žmogui. Kad viskas yra tampriai susiję, tai yra tas vadinamas holistinis ugdymas arba visuminis ugdymas, jisai būtent pagrįstas yra tuo, kas yra vaikas ir ką jisai gali. Ir šiandieniniam mokytojui mes sakome reikalingos integralios žinios apie vaiką. Neužtenka žinoti, kad jis joniukas Petriukas ir jam ten labai nesiseka matematika, bet labai gerai skaito. Ir tada aš šitiek žinodamas apie vaiką galiu jau konstruoti ugdymo procesą. Ir atsirinkti turinį. Arba dar geriau paimti ir išeiti programą arba vadovėlį. Nes tiesiog jam viskas tinka, išskyrus tai, kad jis galbūt kažkuriam tai dalyke negali pasiekti pačiu aukščiausiu rezultatu. Na ir taip užsidedu tokią etiketę, tiek žinių apie vaiką ir keliauju.
tai vis tik tai mes sakome integralios žinios apie vaiką. Ir tikrai neatmetam to, kas labai mokytojams pažįstama ir labai suprantama, tai yra pažintiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Tai, kas iš ties, turbūt daugelį iš mūsų, kai mokėmės ir vėliau buvo tiesiog tapę atskaitos tašku, galvojant apie ugdymo procesą, apie mokymą. Ir dabar mes vis dažniau sakome, kad labai svarbu yra ir vaiko turima patirtis. Ir tas patirtinis mokymas, jisai taip pat yra labai svarbus, nes kiekvienas vaikas atsineša savo skirtingą patirtį ir turbūt visi suprantame, kad pirmokas tai yra tokia plati skalė, ką vaikas gali, ką vaikas yra patyręs ir ką jisai atsineša iš savo gyvenimo, iš to, ką jisai patyrė galbūt kitoje ugdymo įstaigoje, ką jis patyrė šeimoje, draugaudamas su kitais vaikais. To ignoruoti ir to nepriimti ir nevertinti, konstruojant vėlgi ugdymo turinį, turbūt yra labai sudėtinga. Ir vėl kaip tada su tuo dalyku, kuris buvo mūsų gyvenime, kuris buvo mūsų turbūt mokykloje ir dabar galbūt yra mūsų mokykloje, kaip tada, turint tokią įvairovę jau pažintinių gebėjimų, vieni yra labai, sakom, gavus, kiti negavus, vieni ten vienam dalykui gavus, talentingi netgi, o kiti negavus. Ir tokia skirtinga patirtis. Ir dar žinome, kad vaikai yra pasiekę kažką, tai vėlgi tam tikri akademiniai pasiekimai vaikų yra. Kaip mums tada iš tikrųjų pateikti tą ugdymo turinį ir kaip suprasti, ką reikėtų duoti, kad vaikas galėtų ugdytis, o ne tik tai praleisti dieną ir po to gal trečioje klasėje jau nebemėgti mokyklos. Tai turbūt vėlgi reikėtų grįžti prie smegenų veiklos tyrimų ir apie tai, kaip tie pažintiniai gebėjimai ir kaip jie tikrai yra labai svarbus. Ir vėlgi, jeigu pamatytume jaunesnio mokyklinio amžiaus vaiko, 6-mečio, 7-mečio, 8-mečio vaiko, kaip užsidega lemputė smegenų žievyje, šitaip labai mechanišką įvaizdį naudoju, pamatytume, kaip jos iš tikrųjų per sinapses, per jungtis, jos pereina per visą galvos smegenų žievės dangą ir kaip jos visos aktyvuoja visą vaiko visus pažintinius gebėjimus. Todėl, kai mes kalbame apie atskirą dalyką, iš tiesų mes padarome turbūt mažiausiai, ką galime padaryti būdami mokytojais. Mes susiauriname vaiko galimybės panaudoti tai, kas yra jo pačios gamtos duota. Ir panaudoti tą, kad jisai galėtų labai aktyviai įsitraukti į procesą ir maksimaliai naudoti savo prigimtinės galias. Apie patirtį šnekant, vėlgi, mes turime įvairiausių patirčių, čia paėmiau tikrai ne patį turbūt patraukliausią vaizdą ir labai ilgai dvejojau rodyti jį ar ne, bet iš tikrųjų mes turime labai daug. 22% vaikų gyvena skurde, smurte ir kitokiuose visokiuose dalykuose. Ir vėlgi galvojant apie tai, kaip ugdyti vaiką arba kaip padėti tokiam vaikui siekti rezultatų, kurie yra ne vien akademiniai pasiekimai, bet ir asmenybinės savybės, nuostatos, vertybės, gebėjimai. Iš tikrųjų mes turime pagalvoti, o kokiu turiniu, ar tuo pačiu turiniu, kuris yra ir taip dalyko logika išdėstytas, ar mes galime tikrai labiausiai padėti šitam vaikui. Yra ir kitokių patirčių, vaikai kalba keliom kalbom, vaikai važinėja po pasaulį ir vėlgi koks tada ugdymo turinys ir kaip jis turėtų būti sukonstruotas. Ir ar vėl pakanka išeiti programą, kai tas vaikas jau, pavyzdžiui, anglų kalbos programą, išėjo kabutėse
galbūt būdamas 2 metų. Apie ką mes tada kalbame su tais vaikais ir jeigu mes sakome, kad yra vadovėlis, yra programa ir yra dalykas, kurį mes turime mokytis. Na ir kai šnekame apie pasiekimus, vėlgi dabar mes turbūt labai žavimės standartizuotais testais, kurie yra rengiami ir kurie iš esmės yra tik dalis pasiekimų matuotinų, kuriuos vaikas įgyja būdamas mokykloje. Ir tokiu būdu mes vėlgi matuodami tik tai dalyko žinias, atskiro dalyko žinias ir apie tai, ką čia užsiminė gerbiamas Saulius Žukas, apie šią savaitę paskelbtus PISOS rezultatus, tai yra 15-mečių matematikos srities pasiekimai. Tai yra tik dalis turbūt to, ką gali įgyti vaikas ugdomas mokykloje. Ir iš tikrųjų mes turime labai gerai pasverti, ar pakanka vien tik tai orientuojantis į pasiekimus, į vaiko tą instrumentais išmatuotus, dabar turimais instrumentais išmatuotus rezultatus, orientuojantis vien tik tuo pagrindu konstruoti ugdymo turinį. Vėlgi grįžtu prie integralumo, prie integralaus vaiko pažinimo ir visos dedamosios yra labai labai svarbios. Taigi tiesiog užsiduodam savo visą laiką klausimą, kiek mes būdami klasėje ar galvodami apie ugdymo turinio dokumentus, kiek mes modeliuodami siejam tą su vaiko raidos ypatumais, kiek su vaiko galimybėmis, galiomis ir kiek su suaugusiojo turima patirtim. Aš tiesiog manau, kad atsakymą jūs jau turite. Ir turbūt atsakymas yra ne vaiko naudai. Deja. Nes vien jau pasižiūrėjus į ugdymo programas, kurios yra sukonstruotos pagal dalykus, yra dalykinė sistema, kurie ateina iš tų laikų, kai buvo gamyba, kai buvo tiesiog taip suprantama žmogus ir taip suprantama jo galimybės ir pakankamai patogu yra taip išskaidžius turinį jį kaip žinių pagrindų perteikti. Tai yra reprodukuoti, įdėti į, taip sakant, į tuščią baltą vaiko galvelę ir sudėlioti taip, kaip mums atrodo reikalinga. Tačiau šiandieninis gyvenimas jau nebeleidžia mums turbūt matyti vaiką tik tai taip siaurai ir mūsų gyvenimas irgi pakitęs tiek taip stipriai, kad jau gamyba, konvejerinė, fabrikinė gamyba jau nėra irgi pagrindinis mūsų ekonomikos variklis. Todėl iš tikrųjų mes turėtume labai rimtai pergalvoti, koks turėtų būti tas ugdymo turinys ir kaip mes jį turėtume ir aprašyti ir po to įgyvendinti. Čia tiesiog kaip iliustracija yra, kaip ugdymo turinys gali būti sietinas su įtaka vaikui. Ir kai mes sakome, kad kai yra atskiri dalykai, mes sakome dalyko išmokimas. Ir tada rezultatas yra žinios ir gebėjimai, kurie nugula vaiko gyvenime. Kai mes šnekame apie integralų turinį, tai yra vientisą turinį, kuriame telpa viskas, kas vaiką supa, kas yra artimiausiai ir tolimesnėje aplinkoje ir įvairūs sąryšingumai tarp atskirų sričių, mes kalbame apie asmenybės puoselėjimą kaip visuminį, integralų asmenį ir mes sakome, kad iš mūsų šiandieninės mokyklos išnyko asmens puoselėjimas. Mes turime pasiekimus ir konkurenciją, kas surinks daugiau, kas laimės geresnį galbūt kangūros ar kitą konkursą, kur yra iš esmės irgi labai daug orientuojamas į žinias. Ir kai mes šnekame apie
integralų turinį, mes šnekame apie kompetencijų ugdymą ir ypatingai bendrųjų kompetencijų ugdymą, kurios yra turbūt sėkmingo žmogaus gyvenimo pagrindas. Tai vėlgi aš norėčiau, kad jūs tai išgirstumėt ne kaip kažkokį priekaištą. Mes nekalti, kad mes taip matom pasaulį. Mes tiesiog turėjome tokias galimybės ir galbūt tiek matėme, kai buvome universitetuose, kai buvome kursuose ir labai dažnai iš tikrųjų pasižiūrėjau netgi specialiai, kiek yra jums siūloma įvairių renginių, kuriuose jums būtų labai aiškiai atsakyta iš tuos mano užduotus klausimus. Ir leista jums patiems pasidalinti savo praktinę patirtimi, praturtinant vienas kitą. Todėl mes turime dabar tiesiog bandyti atsakyti iš tuos klausimus ir nebijoti prisipažinti, kad kai kas mums yra dar ne visai aišku. Ir kai ko mes tikrai dar negalime taikyti savo praktikoje, nes jis tiesiog yra mums nepažinus. Mes dar jo nepažįstam, jis yra mums kaip tas piemenį išėjusiam iš kalnų, patekusiam į kitą erdvę, jis yra visiškai nesuprantamas ir nepažinus. Ir tada mes iš tikrųjų žiūrime, ką mes turime, kaip tos apraiškos jau to integralaus visuminio ugdymo ir jo turinio pasireiškia mūsų praktikoje. Tai mes matome tokias, taip vadinamą, integracijos formas. Kai paimame į kažkokią tai esančią mozaiką, įdedam vieną dalelę. Ir kaip pavyzdys tai gali būti, sakykime, kokiai nors kūno kultūros pamokoje mes panaudojame muzikos elementus. Ir tai jau yra integruota į kūno kultūrą, integravome muziką arba meną. Gali būti, sakykime, atvejai, kai mes integraciją suprantame taip, kad yra kažkokie tai krumpliaračiai arba atskiros dedamosios ir jie tiesiog į vieną pasukus, jie pradeda sukti kitus. Ir tarsi tam tikras mechanizmas, kuris gali užvesti. Tarkim, pradedam pamoką skaitydami, baigiam piešdami arba karpydami. Ir iš esmės tokiu būdu integruojasi tarsi irgi atskiros veiklos sritys, kurias mes tarsi užsukus vieną, labai gražiai įsitraukia ir kitos veiklos. Galime atrasti ir tokį variantą, kai visos dedamosios, visos tos dalykinės sritys, jos yra visos vienodos svarbos ir jos tiesiog tarpusavyje sąveikaudamos sukuria labai tvarų, labai tokį vaiko pasaulį suprantamą vaizdinį, galimybę suvokti jam suprantamą, aš vadinu kabutėse kalba. Jisai priima tai kaip labai suprantamą savą dalyką ir gerokai paauga. Tai variantų yra tikrai labai daug ir turbūt irgi atpažįstate, kaip jūs dirbate ir kaip jūs taikote. Ir vėlgi turime galimybių, ir manau, kad apie tai daugiau kalbės ir kiti lektoriai. Tai aš tiesiog tik tai kalbu apie tokius provokacinius klausimus užduodama. Ir kalbu apie tai, kiek mūsų labai tikrai galbūt irgi unifikuotoje pradinio ugdymo sistemoje, kiek vis tik tai yra galimybių jau mokykloms, mokytojams rinktis tą kitą kelią, tai yra integralų vaiko ugdymą. Ir aš kalbu apie šiais metais patvirtintus bendruosius pradinio ugdymo planus, kuriuose yra provokacijos, sakant, kad programos tikslų, tai yra bendrųjų programų tikslų gali būti siekiama mokant atskirų dalykų arba integruojant visų atskirų dalykų programų turinį. Tai yra tiesiog siūlymas jau legaliai ir teisėtai tą daryti. Ir be abejo, kad yra didžiulis iššūkis tiems, kurie dar neseniai išėjo iš tų kalnų ir dar nežinau, kurioje vietoje pasiganyti taip arba atrasti, kaip iš tikrųjų
kad tas vaizdas pasikeistų iš esmės ir būtų labai aišku, kokius veiksmus ir ką reikia daryti, kad būtų galima dirbti netaikant atskirų dalykų, o turint tikrai integralų turinio modelį. Ir tiesiog siūlau paskaityti dar ne tik tai šitą ugdymo planą, bet ir kitą dar labiau provokuojantį ugdymo planą, kurį mes tarpusavyje vadiname alternatyvių ugdymo planu ir kurį jūs galite atrasti ugdymo plėtotės centro internetinėme puslapyje, kur yra skyrelis projektai. Ten yra įdėtas ugdymo planas, kuris provokuoja mokyklas dar toliau žengti žingsnį ir iš esmės gali būti išskaidomas ugdymo turinys taip, kad vaikas visą dieną yra panardinamas į įvairias veiklas ir ta dalykinė sistema, jinai gali, sumuojasi tik tai bendras per metus vaikui numatytų valandų skaičius. Tačiau kokiais būdais mokytojas organizuos savo laiką, gali būti taip, kad, sakykime, jūs tai pavadinote matematikos savaitė, arba viena jokios kitos disciplinos arba dalyko, bet per tą matematiką vyksta praktiškai visų sričių sintezė ir jūs galite pasiekti tų pačių tikslų, kaip, sakykime, atskirai skaidydamos į atskirus dalykus. Mes provokavome, kvietėme aktyvias mokyklas įsitraukti į šitą projektą ir išbandyti kartu eiti, ieškoti atsakymų, kaip organizuoti ugdymo procesą, kaip integruoti ugdymo turinį ir kaip iš tiesų, galvojant apie vaiko poreikius ir vaiko galimybės, kaip padėti vaikui tobulėti. Tai galimybių teisinių tikrai šiuo metu yra ir netgi paskatinimas tą daryti yra. Apie kitas galimybės kalbės galbūt irgi kiti lektoriai. Tačiau aš noriu šiek tiek stabtelti ir padėti tiesiog jums savo išsikelti klausimą, o kodėl mes vis tik tai taip nedrąsiai tą darom? Kodėl mums taip sunku vis tik tai tą žingsnį žengti? Nes dauguma vis tik tai dar dirbame taikydami dalykinę sistemą. Dėl to, kad teisės aktai tokie. Ir aš atradau tokį vieną reiškinį kaip kolektyvinė pedagoginė patirtis. Visi taip daro. Kodėl aš turiu daryti, jeigu niekas dar nedaro, arba kiti daro taip, kaip mus mokė, viskas gerai. Ir kodėl aš čia dabar turiu būti balta visas balta varna, ir kodėl aš turėčiau tą žingsnį pirmoji žengti. Arba pirmasis. Ir toj kolektyviniai mūsų dėlė pedagoginiai patirtį vis tik tai didžiausias svoris tenka žinioms ir pasiekimams. Pasiekimams siaurąja prasme. Ir dėl to matyti, iš tikrųjų, kadangi netgi mūsų įrankiai konstruojami kaip standartizuoti testai, jie irgi savotiškai provokuoja mus galvoti apie tai, kad reikėtų taip, kaip dirbome, taip dirbti, taip yra labai apčiuopiamas, pamatuojamas rezultatas, jisai lengvai palyginamas, jisai labai tinka konkurenciniai aplinkoj, labai lengva tada pamatyti kiekvieno iš mūsų indėlį, vėlgi pamirštant vardan ko yra mokykla. Ar dėl to, kad mes galėtume konkuruoti, ar dėl to ir parodyti savo galbūt siauros srities tik tai pasiekimus, ar dėl to, kad mes iš tikrųjų galvojame apie vaiką ir jo poreikius. Ir vėl grįžtu prie į vaiką orientuoto ugdymo, kur jisai pasislėpė. Ar į pasiekimus orientuotas ugdymas, ar į rezultatą, ar į žinias orientuotas ugdymas, ar į mokytoją ir jo supratimą orientuotas ugdymas.
Ir vėlgi sakau, čia reikėtų jau prisimti daug kalties dėl mūsų dokumentų, kurie dėja nekreipia, arba tik dabar pradeda galbūt kreipti kitą linkmę. Nes tai, kas yra užrašyta, iš tiesų jisai labai įtakoja, nes mes esame teisinė visuomenė, mes esame valstybinės mokyklos, mes turime įgyvendinti tuos teisės aktus, kaip ten šventai įkalta ir užrašyta. Tai aš savotiškai metau akmenis į mūsų pačių daržą, nes mes iš tikrųjų turime kartu visi keistis ir galvoti apie tai, kaip padėti, o ne uždaryti duris ir vėl gyventi taip, kaip gyvename. Ir aš tikrai norėčiau, baigdama, nesakydama į daugelį klausimų, bet toks ir buvo mano užmanymas, provokacija. Norėčiau palinkėti, kad mokytojas įsikeltų savo viziją būti orkestro vadovu ir sugroti simfoniją. Toks mūsų likimas. Čia yra ištrauka iš simfonijos likimas. Tai aš tiesiog tikiuosi, kad čia susirinkę patys aktyviausi, patys inovatoriškiausi, tikrai labai daug ką jau pabandė ir daro, bet galbūt tarpusavyje pasišnekėję ir dar paklausę kitų lektorių, galės dar labiau žengti tuo keliu. Tai ačiū uždėmesį. Jūs sakėt, kad mokytojai galbūt patys šiek tiek bijo šitų naujo metodo, to integruoto, bet vertybiniai tam tikroj skaliai tas integruotas ugdymas yra vis dėlto gerbiamas, kai atvažiuoja ar ateina į mokyklą auditoriai iš švietimo ministerijos, tai yra stengiamasi pasiruošti bent vieną pamoką jau integruotą, kai baigia kolegijose studijas arba universitete ne tiek žinau, bet man pasakojo, kad kolegijose, tai finalas visos praktikos studentas irgi turi pasiruošti integruotam mokymui. Tai tarsi jis yra greta šitas būdas ar šitie bandymai šito būdo, o vis dėlto tokia nedrąsa. Taip. Aš džiaugiuosi, kad tie dalykai bent jau kažkokiais tai elementais ir fragmentais ateina į mūsų gyvenimą ir galbūt vėlgi, kaip pasikartosiu, teisinė visuomenė geriausiai, kai yra tai daroma atvėrus vartus ir sakoma, taip darykite ir dar už tai busit paskatinti. Tai aš manau, kad tai yra gerai, tik tai aš manau, kad mes per mažai padedam žmonėms atverti tuos naujuosius vartus ir parodyti tas naujasias pievas. Tai va čia yra mūsų turbūt šiek tiek. Ir galbūt mokytojai išties jie galėtų daug daugiau ir nueitų daug toliau, jeigu mes jiems organizuotume daugiau tą tematiką renginių ir daugiau priemonių, pačių priemonių sukurtume, kurios lengvintų pedagogo gyvenime darbą. Bet kaip vieną iš labai svarbių dalykų, aš vis tik tai, manau, laikau dialogą tarp pačių mokytojų. Tai yra vienas kito auginimą, kelti klausimus ir bandyti juos atsakyti. Ir taip vienas paskaitė kažką, pasidalinti, kitas pamatė kažką, irgi pasidalinti. Nes jūs taip pat ir dalyvaujate projektuose ir gaunate labai daug informacijos. Ir vėlgi nelaikyti užsisklendų savyje, nes tai yra tikrai didžiulis turtas, kuriuo galime vieni kitus auginti. Ačiū.